Tiesiog buvo gaila daugybės gražių ir prasmingų žodžių, jautrių ir juokingų atsiminimų apie mūsų krepšinį ir krepšininkus, sunkius Lietuvos istorijos įvykius. Visą tai, manome, bus įdomu ir reikšminga ne tik mums, bet ir ateinantiems po mūsų. Pamatysime, kaip Lietuvoje užgimė krepšinis, prisiminsime, kad mūsų legendinė Žalgirio kovos, lietuviškasis sovietinės rinktinės pagrindas ir nepamirštami Barcelonos olimpinių žaidynių herojai neatsirado iš niekur. Iki jų buvo tikrai nemažas būrys iškilių sportininkų, padėjusių pagrindą šio žaidimo populiarumui Lietuvoje. Tikriausiai Steponas Darius, atskraidinęs krepšinį į Lietuvą, savo didvyriškų gyvenimų tiesiog užprogramavo, kad šis žaidimas taptų Lietuvos sporto vėliavnešiu ir atliktų reikšmingą vaidmenį kovoje už nepriklausomybę bei tautinį identitetą. Nuo tos akimirkos, kai legendinis lakūnas Steponas Darius iš JAV atvežė ir pats išvertė keistos amerikiečių pramogos taisyklės, o Konstantinas Savickas išleido savo garsųjį vadovėlį Krepšinis, pirmąją šio žaidimo Bibliją lietuvių kalba, prasidėjo bene garsiausias visų laikų lietuviškas stebuklas. Lietuva yra tikras krepšinio rojus, dar 1939-aisiais grįžęs iš Kauno neslėpė buvęs Prancūzijos rinktinės žaidėjas ir FIBA prezidentas Robertas Busnelis. Nuostabioje Kauno halėje daugiau kaip 10 000 entuziastingų žiūrovų kasdien stebėjo Europos pirmenybes pasibaigusias lietuvių triumfu. Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaidimo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Ypatingai malonu šiems pasakyti. Sveiki atvykę, mielieji užsienio svečiai. Laimingai vešėkite pas mus, kaip pas savi namie. Tai visur, visus kraštus kamuoja nerimas. Kai visur žmonės suirzę ir susirūpinę gyvena, dailaus sporto dienos virstų poilsiu, nuteiki mus gerai ir draugiškai ir duodu mums estetinio pasigėrėjimo. JAV lietuvių pajėgos 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje padėjo Lietuvai nukalti pirmasias pergales Europoje, o amerikietiško krepšinio patirtis iki šių dienų praverčia mūsų šalies rinktiniai. 20-ojo amžiaus pergalės krepšinio aikštėje padėjo lietuviams atsikratyti ne vieno nevisavertiškumo komplekso. 1918-aisiais paskelbusi nepriklausomybę, Lietuva ilgą laiką Europoje jautėsi lyg bekraitė našlaitė. Skurdi žemės ūkio šalis, regis, buvo amžiams pasmerkta likti senojo žemyno provincija, kol netikėtai rado sritį, kurioje sugebėjo diktuoti madas visai Europai. Krepšininkų sėkmė 37 ir 39 metų Europos pirmenybėse įrodė, kad Lietuva pasauliui gali pasiūlyti ne tik sviestą ir riebes žąsis. Europos čempionų titulas visai tautai suteikė dar neregėtą ir pasididžiavimą savo tėvynę ir pasitikėjimo savo jėgomis dozę. Lemtingas Prano Lubino dvitaškis Kauno halėje lietuvius amžiams supiršo su krepšiniu. Tie, kurie savo akimis Kauno halėje matė pergalingus Lubino metimus, šiuos vaizdus atmintyje amžiams išsaugojo kaip šalies nepriklausomybės legendą. Krepšinis ne vienai Lietuvos kartai tapo geriausių prarastos laisvės simboliu, o 39-ųjų Europos čempionai širdyse amžiams liko nenugalimi ir nenugalėti. Dvigubas triumfas Europos pirmenybėse jaunai valstybei suteikė sparnus ir leido drąsiai žiūrėti į savo ateitį. Lietuviai gali ir turi pakankamai talento būti čempionai. Jeigu ne sovietinė okupacija, Europos aukso turėtume kur kas daugiau. 1940 metais Sovietų sąjunga ne tik okupavo 3 Baltijos šalis, bet ir iš karto ėmė sudarinėti ir taip vadinamųjų liaudies priešų sąrašus. 41 metų birželio 14 dieną, 3 valandą nakties Maskvos įsakymu visose Baltijos valstybėse, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, vienu metu prasidėjo pirmoji masinė žmonių deportacija į Sibirą. Nors 1963 gruodį iš tremties buvo paleisti paskutiniai lietuviai, apie 50 000 tremtinių dar ilgai neturėjo galimybę sugrįžti ir negrįžo į Lietuvą. Vienas iš grįžusiųjų – Juozas Butrimas. Krepšinis leido mums savim pasitikėti, likti žmogum tikrų tokiu, kad vergai buvom, o čia
šiek tiek, reiškia, laisviau. Ir be to mes pasijutome ne tik, kad per streiką, bet mumis patikėjo. Ir kada mes kalbėdavome su angliakasiais, tai jie suprato, kad mes trupučiuką daugiau už juos žinom, daugiau suprantit galim. Ir klausė mūsų, ir provokacijų nebuvo. Ir šiuo atžvilgiu mūsų lageryje iš viso tik tai 3 žmonės žuvo per sukilimą. Nu, taip. 53 metais rugpjūčio 30, kada mane iš to lagerio nuvežė į miestą, į komendantūrą, jau kaip, reiškia, į laisvę išėjo, kaip atbuvę savo terminą. Nu ir suprantate, ir ten tas kapitonas man pasakė, kad, sako, nu, reiškia, aukščiausias, taip suprantate, ten высшими органами вы осуждены на поселение, на вечное поселение, без права вернуться на родину. Reiškia, tokį antrą teistumą man, reiškia, reikėjo pasirašyti. Iki gyvos galvos be teisės grįžti į tėvynę. Tai vat čia aš apstulbau ir nuo tos žinios, kadangi jau šiaip buvo, nu, jeigu sakyti, visas tas širdis ir ta visa tokia vidinė savijauta suvaržyta, ištampyta. O čia, kaip pasakė, aš tiesiog ant tiek pergyvenau, kad man iki šioliai liko žymės kai kurios. Krepšinis, jisai palaikė lietuvišką dvasią, jisai, suprantate, pridavė mums tokį žmogiškumą, tokį tvirtumą, kad vat, ir svarbiausia, kad mes aplinkoje pajutome, kad mus trupučiuką ir gerbti ėmė, suprantate, kaip tokį, suprantate. Po Sovietų Sąjungos aneksijos Lietuva nukraujavo. Bėgdami nuo teroro nemažai lietuvių pasitraukė į Vakarų Europą. Po Antrojo pasaulinio karo kartu su kitais Prancūzijoje atsidūrė ir 39 metų Europos čempionas Mykolas Ruzgys. 48 Londono olimpiadoje jau šios šalies krepšininkams padėjęs iškovoti sidabro medalius. Sovietinė okupacija ir tremtys atėmė iš Lietuvos gyvybinės jėgas, bet krepšinis liko lietuvių širdyse. Lubino metimus matę Kauno krepšininkai 47 ir 51 metais tapo SSRS čempionais. Dar po metų 52 iš Helsinkio olimpiados net 4 lietuviai – Stepas Butautas, Justinas Lagunavičius, Kazys Petkevičius ir Stanislavas Stonkus – parsivežė sidabro medalius vilkėdami SSRS rinktinės marškinėliais. Po 4 metų Melburne Kazys Petkevičius, Stanislavas Stonkus ir Algirdas Lauritėnas dar sykį tapo olimpiniais vicečempionais. Svarbiausiuose krepšinio turnyruose SSRS rinktinė buvo tiesiog neįsivaizduojama be lietuvių. Nors Stepas Butautas ar Modestas Paulauskas surinko ne vieną aukso medalį pasaulio ir Europos čempionatuose, visą karjerą jie buvo priversti vilkėti svetimus marškinėlius ir stovėdami ant garbės pakylos niekuomet nematė kylančios trispalvės. Ne vienam Lietuvos krepšininkui netgi teko atsisveikinti su svajonėmis, nes SSRS rinktinės durys jiems buvo užvertos dėl politinių motyvų. 7-ajame dešimtmetyje Algirdas Linkevičius buvo vadinamas vienu geriausių Sovietų Sąjungos gynėjų. Tačiau taikliarankis snaiperis, kaip ir jo buvęs komandos draugas Gediminas Budnikas, nukentėjo po KGB veto. Krepšininkų tėvai buvo ištremti į Sibirą, todėl kaip nepatikimos šeimos nariai, jie neturėjo leidimo išvykti už Sovietų Sąjungos sienų. SSRS rinktinės treneriai neretai į savo komandą geriau rinkdavosi silpnesnius rusus ar ukrainiečius, nei Baltijos šalių krepšininkus, kuriuos iš anksto lydėjo įtarimų šešėlis. Visos šios aplinkybės padeda tik dar labiau atskleisti milžinišką Modesto Paulausko talentą. Būtent lietuvis buvo tos Sovietų Sąjungos rinktinės kapitonas, kuris 72 po skandalingo finalo įveikė JAF rinktinę ir iškovojo Miuncheno olimpiados auksą. Modestas Paulauskas iš tiesų sovietų krepšinėje turėjo milžinišką autoritetą. Pagerbiant ryškiausią tų laikų Lietuvos krepšinio žvaigždę, 68 metais Kauno Žalgiris net sužaidė 2 draugiškas rungtynes su SSRS rinktine. Pirmasis, kai Modestas Paulauskas vilkėjo SSRS aprangą, kauniečiai pralaimėjo. Tačiau po to sensacingai laimėjo antrasis, kai komandos lyderis jau apsivilko Kauno Žalgirio marškinėlius. Krepšinis buvo vienintelė galimybė Lietuvai įrodyti, jog ji egzistuoja kaip valstybė. Vėliau aiškino Rimas Kurtinaitis, su komandos draugais pratęsęs šlovingasias pirmųjų žalgiriečių tradicijas.